Atmosfera. Atmosferą galima suskirstyti keletą sluoksnių. Apatinis, tankiausias atmosferos sluoksnis, vadinamas troposfera. Viršutinė jos riba nutolusi nuo Žemės paviršiaus iki 8–17 km. Už troposferos, maždaug iki 50 km, tiesiasi stratosfera. Ją gaubia 30 km storio mezosferos sluoksnis. Virš jo termosfera ir egzosfera. Egzosfera atmosfera laipsniškai pereina į tarpplanetinę erdvę. Griežtos viršutinės ribos atmosfera neturi. Jei atmosfera nesisuktų kartu su Žeme, mūsų planetos paviršius siaustų milžiniškas uraganas. Vėjo greitis siektų 1500 km/val. greitį. Atmosferos istorija. Atmosfera, kurią mes šiandien žinome, ne visada tokia buvo. Milijonai metų praėjo nuo Žemės planetos susiformavimo iki šių dienų ir tai sukėlė atmosferos sudėties pokyčius. Tai buvo todėl, nes seniau organizmams nereikėjo tokių sąlygų kaip dabar. Otto von Guericke. Vokietijos mokslininkas, atradėjas ir politikas. Jo svarbiausi moksliniai pasiekimai buvo vakuumo fizikos sukūrimas ir elektrostatinės stūmos atradimas. Guericke viešai demonstruodavo atmosferos slėgį. Suglausdavo du tuščiavidurius pusrutulius ir ištraukdavo iš jų orą. Reikėjo 4 porų arklių iš abiejų pusių, kad atplėštų vieną pusrutulį nuo kito. Aneroidas. Pirmasis aneroidas buvo sukonstruotas 1844 metais. Štai tokia yra aneroido schema. Rašytojas Johannas Wolfgangas Goethe išpopuliarino labai paprastą blogą orą pranašaujantį prietaisą, vadinamą audros stikline. Prietaisą sudaro susikintieji indai, kurių vienas iki pusės pripildytas vandens ir užlydytas, o kitas pritvirtintas prie pagrindo atviras atmosferos poveikiui. Kai atmosferos slėgis mažėja, lyginant su slėgiu, kuris buvo gaminant prietaisą, vanduo atvirame inde kyla ir pranašauja audrą. Ar žinote, kad nardytojai po vandeniu kvėpuoja naudodamis akvalangų? Jį 1943 metais sukūrė žymiausias vandenynų tyrinėtojas Žakas Yves Cousteau ir inžinierius Emilis Genjanas. Kad vanduo neslėgtų nardytojo, oro slėgis akvalangė turi būti lygus vandens slėgiui. Patyręs nardytojas su akvalangu gali panirti iki 40 metrų gylio. Didžiausias gylis, kurį jūroje buvo pasiekus akvalangu, 133 metrai. Nardytojui pavojinga per greitai iškilti paviršių. Norėdamas išvengti nelaimės, jis nuolat turi stebėti manometro ir gylmačio rodmenis. Ačiū už dėmesį.